šių metų Lietuvos veiklių žmonių bendrijos konferencijoje. Ir pas mus taip pat yra svečiai iš įvairių pasaulio šalių atvažiavę. Taip pat matau ir atvažiavusių lietuvių iš kitų šalių, kur gyvena Airijoje, Norvegijoje, Anglijoje. Tikrai didelis ačiū už pasitikėjimą, už garbę parodytą. Keletas pastorių dalyvauja šiandien. Tikrai visus sveikinam šitoj vietoje. Jauskitės gerai. Jauskitės kaip namuose. Tikrai visiems linkiu gero laiko, geros nuotaikos. Nors aš čia drebu kaip lapas ant tos scenos dabar. Neturėjom dar tokios patirties su tokiu garsu, su tokia erdvė. Ką, kviečiu po biškį mūsų šlovintojus ant scenos, muzikantus. Paplokim mūsų vyrams iš Panevėžio, Klaipėdos, iš Kauno, iš Marijampolės. Mes realiai tokioj sudėtėjai pirmą kartą ir dainuojam. Realiai. Ir grojam pirmą kartą. Karina iš Vilniaus rajono. Eina mūsų svečiai. Iš Amerikos matau. Ką, pasimeldžiam, gerai, maždaug pusę valandos dabar maldoj būsi. Tėve, atnešam į tavo akivaizdą šitą didelę erdvę viešpatė. Šitą didelę erdvę šitą. Šitą sceną viešpatė. Stovinčius ant scenos vyrus. Sėdinčius viešpatė. Būgnininką, klavišistą Vaidą. Tiesiog atnešu čia esančius žmonės viešpatė. Mūsų svečius iš užsienio. VŽB narius Anglijos, Nigerijos, Amerikos, Honkongo, Singapūro, Latvijos, Estijos, taip pat visos Lietuvos VŽB vyrus viešpatė. Jų šeimas ir taip pat vyrus ir moteris, kurie jau yra paliesti Dievo viešpatė. Turi tavo prisilietimą viešpatė savo gyvenimams. Ir kurie iš viso yra pirmą kartą šitoje vietoje viešpatė. Ateina laisvė į šitą vietą viešpatė. Laisvė, ramybė viešpatė. Džiaugsmas viešpatė ateina šitą vietą. Šventoji dvasia, mes sveikinam tave. Šventoji dvasia šitoje vietoje. Tiesiog nusileisk ant kiekvieno kūno viešpatė. Būk tarp mūsų viešpatė. Būk su mumis viešpatė. Atnešk dangų viešpatė šitą vietą. Jėzus vardu. Tu palaimini šią bendrėją savo patepimo viešpatę. Tai jeigu tas patepimas nusileidžia ant kiekvieno kūno viešpatė, kiekvieno vyro, kiekvieno moters viešpatė, jauno seno viešpatė. Jėzus Kristus vardu. Miestiečio, kaimiečio, ūkininko, verslininko viešpatė, mokytojo, pastoriaus, padangisto, stogdengio viešpatė. Padaryk mūsų visus viešpatė, laimingus žmonės. Tavo sūnuje Jėzui Kristui. Šitoje mes sakom tau, pasitraukti šitos vietos. Pasitraukti šitos teritorijos galingų Jėzus Kristus vardu. Jėzus Kristus vardu. Visa, kas čia yra nešvarų viešpatė, netyra, tiesiog tai bus apolyta viešpatė tavo buvimą. Jėzus vardu melčiam tavęs viešpatė. Ačiū už mūsų giminaičius, artimuosius, žmonas, vaikus, brolius, pusbrolius viešpatė. Tiesiog dėkojame už kiekvieną čia esantį žmogų. Jėzus vardu atiduodam šitą rytinę sesiją, rytinį susirinkimą viešpatė, mūsų atidarimą konferencijos. Jėzus vardu ir visi pasakėm amen. Paplokim viešpačiai. Kas nežinot, kad šį savaitę vyko pasaulinės VŽB pilnos evangelijos judėjimo, vyrų judėjimo
lyderių maldos, pasniko, bendravimo, kaip čia pasakyti, forumas. Viktorijos viešbutį apie 100 žmonių buvo suvažiavę, susirinkę maldai, bendravimui, pasnikui. Ir taip pat mes sujungėm mūsų metinę, VŽB konferencija, kuri vykdavo kiekvienais metais, vyksta Palangoj. Sujungėm ir Dievo vedimu išnuomavom šitą Žalgirio areną. Dievo vedami, aklai pasitikėdami Dievu. Tai va, visiems gero laiko ir šlovinsim viešpatį. Arba ne, arba žinai. Laisvas aš pradėsiu, nu laisvas. Laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje. Pakeliu į dangų, šiandien aš esu, pakeliu į dangų, šiandien aš esu, pakeliu į dangų, šiandien aš esu, Jėzus glorija, aleliuja, laisvas aš esu, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje. Velnias nugalėtas, Jėzus krauju, velnias nugalėtas, Jėzus krauju, velnias nugalėtas, Jėzus krauju, Jėzus glorija, aleliuja, laisvas aš esu, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje. Jėzus prisikėlė, mirtis įveikta, Jėzus prisikėlė, mirtis įveikta, Jėzus prisikėlė, mirtis įveikta, Jėzus glorija, aleliuja, mirtis įveikta, laisvas. Negirdžiu salę. Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, laisvas aš, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje, Jėzus glorija, aleliuja, Jėzus širdyje. Tas, kuris tik, turi gyvenimą. Tas, kuris tik, Dievą Tėvą Sūnų, turi gyvenimą. Tas, kuris tik, turi gyvenimą. Tas, kuris tik, Dievą Tėvą Sūnų, turi gyvenimą. Radosi visų ir viešpaties visų. Koks jo vardas? Jo vardas Jėzus, 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 o.
turi gyvenimą. Tas, kuris tik Dievą Tėvą Sūnų, turi gyvenimą. Tas, kuris tik turi gyvenimą. Tas, kuris tik Dievą Tėvą Sūnų, turi gyvenimą. Karalius jis visų ir viešpats jis visų. Koks jo vardas? Jo vardas Jėzus, 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 Jėzus. Karalius jis visų, viešpats jis visų. Jo vardas Jėzus, 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 Jėzus. Karalius jis. Mes žygiuojam Dievo šviesoje, mes žygiuojam Dievo šviesoje. Mes žygiuojam Dievo šviesoje, mes žygiuojam Dievo šviesoje. Mes žygiuojam, mes žygiuojam, mes žygiuojam Dievo šviesoje. Mes žygiuojam, mes žygiuojam, mes žygiuojam Dievo šviesoje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam, mes gyvenam Dievo meilėje. Mes gyvenam Dievo meilėje. O mes judam Dievo jėgoje. 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 Mes judam, o mes judam Dievo jėgoje. O mes judam, o mes judam Dievo jėgoje. Kažkas gaunasi. Liaudamas pačiu keliu, ieškoju savo laimės žemėje. Bet laimės niekur neradau, šitaip greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. 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 Žodis mano širdyje stoja, uždega mane ir nėra kito kelio pas tave. Lieku tamsa, nešviesa, Jėzus artina mane, keliu rankas ir giedu Aleliuja. 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 Laudamas plačiu
kalbų mastų, ieškojau savo laimę žemėje. Baimės niekur neradau, šitai greitai pavargau, kol man suskambo žodis Aleliuja. Aleliuja, 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 Aleliuja. Люблю тебя всем сердцем я, Господь не искупил меня, и эту песню я пою тебе. Ты искупил и оправдал, печаль забрал и радость дал, поет душа и сердце. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Какие лучшие тарелки. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, славим Господа Господи. Pradžio gal tiek, ne? Prašom sėstis. Tai kaip minėjau, kad dalyvaujat veiklių žmonių bendrijos metiniai konferencijai, taip pat turim svečių iš įvairiausių pasaulio šalių. Noriu pasveikinti svečius iš... Visi girdit vertimą? Angliškai kalbantis, suprantat mane, girdite? Tai sveikinu, šiandien laimėjot loteriją. Davedė pasiruošimas šitai konferencijai kelnes pradėjo kristi. Gal nepamėsiu kelnių, kaip nors. Tai noriu pasveikinti iš tikrųjų, noriu, kad mes visi pasveikintume svečius, pirmiausia gal iš Jungtinių valstijų. Kas iš Jungtinių valstijų esat? Pakelkit rankas. Atsistokit, kas iš Jungtinių valstijų. Kaip vienoje Baltarusių bažnyčiai viena moteris, thank you very much. Taip pat svečiai iš Singapūro. Dar neatėjo turbūt. Iš Honkongo.
Jums nereikia vertimo. Vertimas į anglų kalbą. Translation. Go to front. Hongkongas yra Hongkongas. Iš Filipinų. Sofi. Jinai gyvena Amerikoje daug metų. Ir vienas šitos bendrijos narys didelį įtaką padarė jos gyvenime. Gal Dievas duos paliudys. Jos vyras buvo bendrijos narys, jos vyras, išėjęs pas viešpatį. Gal kas girdėjo, Donvaldo toks buvo Lietuvoje daug. Broliai iš Nigerijos. Nigerija. Latvija. Mūsų kaimynai Latvijai. Taip pat Estija. Ten viršuje Estija. Visą laiką eina aukščiau, kur arčiau Dievas. Sulėjo savo žmoną. Taip pat, kas čia dar plaukė, ten dalyvavo? Gruzija. Ir tai būtų didžiausia nuodėmė nepaminėti. Armėnija. Pats Demos iš Vakarėno anūkas atvažiavo. Patikėjote, ne? Proanūkas. Tik tai Demosas buvo Šakarėnas, o čia Aganisianas. Pagal motinos liniją, žodžiu. Taip pat svečiai iš Ukrainos. Kaip ir viskas, ne? Visus paminėjau užsieniečius. Dabar svečiai iš Airijos. Kas iš Airijos atskridote? Pasveikinkim svečius iš Airijos. Lietuviai gyvenantis Airijai. Lietuviai gyvenantis Anglijoje. Yra kas nors? Nėra, nedalyvauju šiandien. Taip pat svečiai iš Norvegijos. Kas atvykote iš Norvegijos? Visa mano giminė atvyko iš Norvegijos. Dalis giminės. Brolis, sesers sūnus, brolio vaikai, žmona. Ačiū Dievui, Arūnai, už tai. Dabar grįšim, eisim. Kas dar iš užsienio atvažiavote? Iš kokios šalies? Iš kur? Danija. Yra tokia šalis Danija, Skandinavija. Sveikinam. Ir Suomija. Yra dar Suomio. Suomija. Dabar eisim prie Lietuvos. O kur vokiečiai? O vokiečiai yra? Iš Vokietijos yra kas nors? No Germans. Anglija. England. Ar girdėjote tokį vardą Alanas Džonsas? Turėsit progą gyvai pamatyti, susipažinti, netgi galėsite. Daug metų labai pradžioj bendrijose, kai susipažinom su pirmu mūsų Lietuvą atvažiavusi pirmą banketą iš Kalifornijos verslininkas, ten tokius dalykus Dievas per jį išdarinėjo, kai mes paklausėm, iš kur tu ten visą tą išmokai, kas tave išmokina, iš kur tu žinojai apie žmonės. Tikrai ten buvo kažkas fantastiška. Sako, aš mažas specialistas toj srity. Jis sako, jūs turite Europoje Alaną Džonsą, tai jis yra profesionalas toj srity. Galvoju, jeigu jis yra mažas specialistas, tai koks aš specialistas? Ir kas ten per žmogus tas Alanas Džonsas, žinai? Ir paskui neužilgo susipažinom su Alanu iš tikrųjų. Ir Lietuva palaiminta tikrai, mes daug ko išmokom iš Alano. VŽB iš tikrųjų, kuo jinai įsiskiria? Vyrai mokinasi vienas iš kito. Ne vyrai mokina kitą, bet vyrai mokinasi vienas iš kito.
Žiūri pavyzdį, žiūri kaip liūdė, žiūri kaip meldžiasi, žiūri kaip šlovina, žiūri kaip gyvena su Dievu. Gerai, dabar prie Lietuvos. Mūsų uostas Klaipėda, Klaipėdos VŽB ir klaipėdiečiai visi, kurie esate atvažiavę. Pasveikinkim, paplokim Klaipėdai. Netoli Klaipėdos, Mažeikiai. Kas iš Mažeikių dalyvauja čia? Mažeikių netoli miestas yra Telšiai. Kas iš Telšių atvažiavo tam? Telšiai, Šiauliai. Kas iš Šiaulių? Visi matė šiauliečius. Matėt rankas. Panevėžys. Panevėžio VŽB. Ir visi palaikantis. Esantis iš Panevėžio. Ukmergė. Santechnikai iš Ukmergės. Remigijus su Gražina. Ūkininkai, tokie patys kaip Demos Šakarianas buvo, pienininkai. Prienai. Yra iš Prienų. Kaunas. Kas iš Kauno esat? Kauniečiai. Atstokit kauniečiai. Ačiū Dievui. Yra kas nors iš Alytaus? Dievulis padės. Mūsų sostinė Vilnius. Vilniaus VŽB. Ir visi svečiai iš Vilniaus. Ignalina. Stasy, matau tavo ranką ir tavo gražią barzdą. Ignalina. Rokiškis. Gal ir Zarasai? Aleliuja. Ką dar nepaminėjau? Anykščiai. Girdėjau Plungę. Taip pat. Marijampolė. Visą laiką. 2 po 50 pamiršta. Kur Marijampolė? Aišku, šiandien darbo dieną nepamirškite. Daug kas atvažiuos vakariam. Kai kurie atvažiuos vakariam. Kas dar, ko dar nepaminėjau? Kaip? O, Kaišiadorius. Kas iš Kaišiadorio? Ir Elektrėnai. Šilutė yra neta. Jeigu čia Šilutė yra, tai Dievas yra mūsų tarpe. Tauragė. Kas iš Tauragės? Kėdainiai. Gerai, norėjau paklausti jūsų, kas pirmą kartą esat VŽB renginį, gyvai renginį esat VŽB renginį, pakelkite rankas. Paplokiam mūsų svečiams. Tai mes, žodžio, metuose kartą susirenkam, kad padrasinti vieni kitus, kad gerai praleisti laiką, pasiklausyti liudimus. Ir aišku, visą laiką mes suteikiam galimybę galę susirinkimų, bet kokiam susirinkime susipažinti su viešpaties Jėzaus asmeniu asmeniškai mūsų svečiams. Kas esat pirmą kartą ir gal nesat pažįstamas dar su Jėzumi asmeniškai, turėsit galimybę. Taip pat kas, kieno pašlijo santykiai su viešpačiu, galėsit atitaisyti irgi taip pat. Visą laiką meldžiamės už poreikius, už sveikatą, už gyvenimą, už rūpesčius gyvenimiškus. Bet svarbiausia, turim nuostabų bendravimą. Susirenkam pabendrauti, pabūti kartu.
Kaip Jėzus sakė, mylėkit vienas kitą. Rūpinkitės vieni kitais. Kiek iš jūsų priskiriat save katalikų bažnyčiai? Palaikot katalikų bažnyčią. Paplokiam mūsų broliams katalikams. Sekmininkams. Sekmininkų denominacija. Buvęs tikėjimo žodis. Meilės žodis. Buvęs. Gal ir yra, aš nežinau. Eklezijos bažnyčia. G12, žinau, Kesas Būgnininkas ir jų pastoriai yra G12. Kas baptistų bažnyčią palaikote? Liuteronų, pravoslavų. Žodžiu, mes labai skirtingų vietų, skirtingų konfesijų, skirtingų socialinių sluoksnių. Ką dabar noriu pakviesti mūsų Rimuką Sandanavičių, kad jis pasidalintų, kas mes esame tokie, kas yra Lietuvos veiklių žmonių bendrija. Aplamai bendrija kas yra. Gerai? Kūrimas. Rimukas mane asmeniškai pakvietė bendriją, labai esu dėkingas šitam vyrui. Nors kai tikėjimo žodį pamačiau aš jį, nes mes per tikėjimo žodį tikėję būdom. Geriau nepasakoti. Sakau, reiks porą kilometrų laikytis nuo to žmogaus. Dievas sako, čia ir bus tavo geriausias draugas. Rimas Sandanavičius. Labą dieną visiems. Ačiū visiems, kas atėjote. Aš trumpai pristatysiu mūsų organizaciją, kuria jau yra virš 70 metų. Jinai prasidėjo Amerikoje per vieną vyrą, kuris buvo pienininkas, bet jis labai mylėjo viešpatį. Jisai visus rimtus reikalus spręsdavo maldoj, ar reikėjo darbo, ar reikėjo žmonos, jisai prašydavo Dievo ir Dievas, aišku, atsakydavo. Ir jis pastebėjo, kad Amerikoje bažnyčias lanko nedaug vyrų, tai buvo tik 10%, kaip jis paskaičiavo, ir jam buvo labai keista, nes jie patys buvo armėnai, emigravę iš Armėnijos pagal duotą pranašystę prieš turkam užpuolant Armėniją. Ir Demosas nežinojo, kaip laimėti vyrus, kad jie atrastų viešpatį, turėtų bendravimą su juo, turėtų viltį, džiaugsmą. Ir atėjus laikui jie darė tokį didelį renginį stadione, kur buvo gal turbūt kaip šita salė, gal didesnis. Ir reikėjo, aišku, tam renginiui pinigų, jisai pakvietė apie 100 verslininkų, kurie turėjo kažkokį verslą, kad jie prisidėtų prie to renginio savo finansais. Ir kai visi susirinko, pavalgė tos pietus, kurios Demosas buvo paruošęs, tiesiog visi laukė, kada bus prašoma pinigų, bet šventoji dvasia visiškai kita linkme pakreipė tą susirinkimą. Jisai paprašė vyrų, kad jie paliudytų, dėl ko jie myli Dievą, dėl ko jie lanko savo bažnyčias. Ir visi nustebo, bet kada prasidėjo liudijimai, nuskambėjo nuostabios istorijos, kada vienas vyras paliudijo kaip jo uošvis, kuris sirgo 4 stadijos vėžių, po maldos buvo išgydytas. Kita istorija buvo apie šeimos atstatymą, kur Dievas atstatė šeimą. Sekanti istorija apie išlaisvimą iš alkoholio. Ir tokios panašios istorijos nuskambėjo tada per tos pietus ir vyrai paliudijo trumpai, ten po 3 minutės kažkur tai. Bet tas kambarys prisipildė tokio stipraus Dievo buvimo, jo džiaugsmo, meilės. Ir Demosas suprato, kad Dievas ragina įkurti tokią organizaciją, kuri tarnautų Dievui būtent tokiu būdu. Kur nebus pamokslų, bet bus tiesiog paprastų žmonių, nepaprastos istorijos, kada mes gyvenom be Dievo, kada jį sutikom ir kaip jis pakeitė mūsų gyvenimus. Ir visi susirinko vyrų maždaug ten apie 18, kurie pradėjo rinktis vyrą kiekvieną šeštadienį kavinėje. Ir Demosas gavo dar pavadinimą, pavadinimas buvo gana ilgas, Tarptautinė pilnos Evangelijos veiklių žmonių bendrija. Bet kiekvienas žodis buvo reikalingas ir kiekvienas žodis turėjo savo prasme. Aišku, tada tarptautinis juokingai skambėjo žodis, bet vėliau tai tapo realybė.
Veiklūs žmonės tai žmonės įvairių profesijų, darbininkai, verslininkai, tarnautojai, mylintys Dievą ir liūdintys savo gyvenimą. Taip pat Demosas matė, kad į mūsų susirinkimus galėtų ateiti iš įvairių konfesijų krikščionių žmonės, kad jie galėtų susipažinti, pabūti kartu, pasiklausytų nuostabių istorijų. Ir metai laiko vyrai rinkosi, bet visiškai nieks nevyko, vietoje 18 jau jų liko tik 13. Ir vienas iš narių priėjęs pasakė, Demosai, reikia baigti viską, tai skaitykim, kad tai buvo nepasisekęs eksperimentas. Ir aišku, Demosas labai nuliūdo, jis jautė, kad tame dalyvavo Dievas ir jis nesuprato, kodėl nieko nevyksta, jis buvo net į Europą atvažiavęs, kalbėjo apie šitą bendriją, bet nieks jo nesuprato, ko jisai nori. Ir kada atėjo laikas apsispręsti jam, jisai laukė savo kambarį maldoj, jis ilgai meldėsi, apie 3 valandą nakties jis patyrė Dievo stiprų prisilietimą. Jis sako, ant manęs nusileido tokia kaip šilta antklodė, sako, aš negalėjau stovėti ant kojų, sako, nukritau ant žemės veidų. Ir staiga matau, sako, save gulinti. Ir jis pakilo virš savo kūno ir sako, aš pradėjau skrieti aplink visą žemės rutulį. Tas regėjimas buvo iš 2 dalių. Ir pirmoji daly jisai matė milijonų žmonių, kiekvienam kontinente pasaulyje, jisai galėjo matyti iš arti jų veidus. Jie stovėjo vienas šalia kito, bet jie buvo kaip mirę. Tarp jų nebuvo visiškai jokio bendravimo, jokio ryšio, sustingusiais veidais, jų akis žiūrėjo vieną tašką ir Demosas sušuko, Dieve, kas yra tiem žmonėm, kodėl jie taip atrodo, kaip mirę žmonės. Ir jisai tada pamatė save visur važiuojantį, kalbantį apie šitą organizaciją ir tada išgirdo Dievo balsą, kuris jam pasakė, Demosai, bendrija neaugs tavo jėgom, tavo pastangom. Sako, žiūrėk, kas vyks toliau. Ir sako, aš vėl skriejau aplink visą žemę, vėl mačiau kiekvieną kontinentą, įvairių rasių žmonės, įvairių tautų žmonės, jie buvo apsirengę savo tautiniais drabužiais. Ir sako, jų buvo kaip jūra, sako, nemačiau nei galo, nei krašto, bet vaizdas buvo visiškai pasikeitęs. Jie iškėlė rankas, šlovino Dievą vienu akordu, jų veidai švytėjo ir iš tikrųjų jie atrodė kaip laimingiausi žemės žmonės. Ir kada regėjimas baigėsi, jau buvo žmona atėjusi tą kambarį, jinai paklausė, Demos, ar tu kažką tai, sako, girdėjai iš Dievo? Jisai sako, ne tik girdėjau, bet ir mačiau. Ir aišku, tas susirinkimas, kuris turėjo būti kaip uždarimo susirinkimas, buvo pirmas susirinkimas, kada šventoji dvasia pradėjo veikti. Ir Demosas lai pabrėždavo, kad sako, aš savo jėgom neįkūriau nei vieno skyriaus, bet kada pradėjo veikti šventoji dvasia, pradėjo augti skyrius po skyrius, pasiekė Kanadą ir vėliau išplito po visą pasaulį, tapo didžiausia vyro organizacija pasaulyje, kur Demosas buvo pakviestas Amerikos prezidento patarėjų religiniais klausimais. Taip pat bendrija buvo pakviesta į Vatikaną, kur buvo padėkota už milijonus katalikų, kurie atrado viešpatį. Ir kvietė įvairių šalių prezidentai juos atvažiuoti, liudyti savo istorijas, vyko ženklai, stebuklai, išgydymai. Ir visą tai galima paskaityti mūsų knygutėje Laimingiausi žemės žmonės, kaip viskas įsikūrė. Ją galima įsigyti prieėjimo, kaina tikrai yra nebrangi, 3 eurai kainuoja. Įsigykit, labai įdomu ją skaityti. Ir 93 metais bendrija pasiekė Lietuvą, įsikūrė pirmas skyrius Kaune. Šiandien yra apie 118 narių visose beveik miestuose. Ir mes darom tokius banketus prie maisto ir panašų banketą turėsim šitoj salėje šeštadienį vakare, kada galėsim pasivaišinti maistu ir sėdėdami patogiai klausytis nuostabių Dievo darbų. Ir Lietuvoje tikrai Dievas išlaikė tą regėjimą, nes po Demoso mirties bendrija buvo sudrebinta, biškai suskilo keletą dalių, bet Dievas turi savo planą. Ir iš tikrųjų Dievas, kur atidarydavo duris, visur vyrai važiuodavo, liudydavo tas istorijas, buvo armijoje, kareiviam, policijos komisariatuose, gydytojam, onkologiniam, eidavo į mokyklas ir taip pat daugiausia vyrų Lietuvoje lanko kalėjimus, liudija kaliniams,
kur jie atranda viešpatį, jų gyvenimai pasikeičia ir iš įvairių recidivistų, vagių, Dievas padaro juos tikrai šlovingus vyrus ir jie atranda savo šeimas, atranda Dievas duoda darbus ir tokiu būdu Dievas keičia mūsų šalį. Tai tiek trumpai, būkit palaiminti šiandien, taip pat kažkas papasako savo istoriją. Tiesiog džiaukimės tuo laiku, kurį Dievas davė šiandien Lietuvai. Ačiū Jums. Rimukai, kaip visuomet, ačiū. Judam toliau. Dabar norėtume keletą liudimų išgirsti. Paskui pašlovinsim, surinksim paaukojimus, vėl išgirsim liudimą ir paskui eisim į maldą. Tai dabar pirmam liudimui noriu pakviesti vyrą iš Jonavos, Tomas jo vardas. Jisai inžinierius konstruktorius, braižo pastatus. Jo, Tomukas, jisai papasako savo istoriją ir kodėl jis prisijungia prie mūsų. Ir Tomas irgi iš Mažeikių kilęs. Žemaičiais galim pasitikėti. Jeigu jie sako taip, tai reiškia, nebus jau ne. Jeigu ne, tai taip. Labą dieną visiems. Malonu matyti visus susirinkusius ir naujus svečius. Visų pirma, noriu pasakyti, kad Global Forumas paskutinės 2 dienas man taip atvėrė akis. Supratau, ant kiek tai yra galinga, kad mūsų veiklių žmonių bendrija tai nėra Lietuva čia. Mes ant tiek maži esam palyginti su Afrikos valstybėms čia. Vakar tik supratau, kad tai didelė jėga, didelė jėga. Ir tikrai ačiū Dievui. Kadangi reikia čia trumpai liudyti, neįsiplėsti, tai pasakysiu tik tiek, kad mano gyvenimas visada labai priklausė nuo žmonių, kurie mane supa. Jie daro didelę įtaką mano gyvenimui. Tai buvo ir paauglystėj. Mokykloje buvau labai stropus, geras mokinys. Visi mane ten tokį pažinojo. Namuose buvau labai geras sūnus, padedantis tėvams. O gatvėje buvau pats didžiausias chuliganas, banditas, nes su tokiais draugavau, bendravau. Ir tas gyvenimas, kaip sakant, judėjo, bet ačiū Dievui, kad tikrai jis įdėjo į širdį stengtis, mokytis, įdėjo proto, gal taip sakyčiau. Ir aš tikrai gerai baigiau vidurinę mokyklą ir įstojau į universitetą. Ir tada iš Mažeikių, iš to chuligano rato, išvykau studijuoti Vilnių, kur jau suvažiuoja žmonės biškiai aukštesnio intelekto, sakykime. Ir ten chuliganizmo kaip ir nebėra, bet alkoholis ten, įsivaizduokit, jauni visi atitrūkom nuo tėvų, laisvę, daryk, ką nori. Ir gerdavom ištisai ten realiai. Bet ačiū Dievui, kaip sakau, kad tikrai baigiau mokslus. Ką baigiau, tą ir dirbu. Šitą areną suprojektuota mano skaičiuota, jeigu sugriūtų, tai būtų problemos. Bet baigiau mokslus, dirbau ir kaip atrodo visos šeimos gyvena savaitgaliais pageri, savaitę dirbi, pageri dirbi, tai viskas normaliai. Susipažinau su žmona dabartinė, aišku, gimė dukra. Ir mano gyvenimas vis tiek buvo susijęs su alkoholiu, jis niekur nedingo. Ir prie to viso alkoholio dar dasidėjo, kadangi mano darbas prie kompiuterio yra, dasidėjo kompiuteriniai žaidimai. Aš kaip žiūriu, dabar jaunimas žaidžia ten telefonuose, belekur, o tada buvo tik kompiuteriuose žaidimai. Tai aš taip įnikau į tuos žaidimus, kad
baisu net pagalvoti, aš ten kokius 6 metus praleidau tose žaidimuose ir įsivaizduokit tokią situaciją, kad aš ateinu į darbą, iki pietų šiaip taip pradirbu ir po pietų pradedu žaisti. Žaidžiu iki 12 nakties kažkada ten. Grįžtu namo, žmonai meluoju, kad turiu labai daug darbo ir darbe, turiu darbo, turiu būti darbe. Kadangi darbo nespėdavau padaryti laiku, labai nervindavausi. Tada pradėjau dar daugiau gerti, kad nervus nuraminti. O kai pradėjau daugiau gerti, tada su bendradarbės nebesukalbėjau, jau ten prasidėjo kivirčiai didžiuliai. Ir taip sukosi ten 2-3 metai alkoholis, tas melagystas, žaidimai, kurie ėdė mano laiką ir to dėka aš tapau dar irzlesnis, dar santykiai šeimoje iš viso pašlėjo iki tiek, kad daėjom beveik iki skyrybų ir kadangi jau santykiai buvo pašlyję, o aš tada iš viso bėgdavau į tą žaidimą, pabėgi kaip iš to pasaulio, pabėgi į kitą pasaulį ir tu ten kaip ir gyveni, atrodo, bet vis tiek grįžti į realybę ir tu tik matai, kad aplinkui viskas tik blogėja. Plius prie viso to aš labai stipriai įnikau į pornografiją, nes šeimoje, kaip ir sakiau, santykiai buvo pašlyję visiškai tenais, nebuvo nei meilės, nei nieko, nei pagarbos, nieko nebuvo. Ačiū Dievui už žmoną, kuri išbudėjo, išmeldė gal, taip sakykime. Nes aš tik dabar suprantu, kad daug žmonių meldėsi už mane, kad aš tikrai išeičiau iš tos situacijos. Ir kai sako, žodis yra gyvas, aš tą sužinojau tik vėliau žymiai, kai įtikėjau. Bet Dievo keliai yra nežinomi. Draugai vieni pakvietė į tokį verslą tinklinio marketingo su Amway grupė. Ir mes papuolėm pas tokius žmonės, į seminarus važiuodavom, kur pirmoje vietoje buvo pastatyta šeima, kad išlaikyti šeimas reikia. Ir tada man tenais po biškį sakydavo draugai, kur tu eini, ten tau smegenis plauna. Aš tik dabar supratau, kad tas smegenis senai reikėjo plauti, nes ten buvo tik pornografija ir nieko ten nebuvo. Ir ačiū Dievui iš tų žmonės, kurie mus lydėjo tą verslo metu. Mes tikrai perskaičiau knygų ir tas knygas skaitydamas apie santykius tarp vyro ir žmonos, moters, apie meilę, pradėjo kažkas tai vykti, charakteris keistis, smegenyse pokyčiai atsirado. Ir taip išsilaikė mūsų šeima, sakykime, tą dėka. Ir galiausiai kaimynės brolis buvo VŽB narys Kaune, pasiūlė atvažiuoti į Kauno banketą. Aš atvažiavau į tą banketą, sėdėjom prie apvalių stalų, kaip rytoj bus, vakare taip pat. Ir aš pirmą kartą išgirdau tų vyrų liudijimus. Narkomanai ten buvę po 30 metų, ten gėrė, rūkė, vagė, žudikai. Ir aš pagalvojau, aš tai netoks, aš nesėdėjęs, ne narkomanas, bet iš tikrųjų tada mane labai stipriai palėtė tie liudijimai ir aš tada neverkiau, nes, vyrai neverkia, žinot, kaip laikiausi iš paskutiniųjų. Ir važiuodamas namo aš šnekėjau su ta kaimynė, sakau, koks aš, tiesiai nesakiau šventas, bet laikiau save tokiu šventu, aš nesėdėjęs, ne narkomanas, ten toks. O kad nuodėmės nėra tik tie dalykai, kad tai yra žymiai giliau, supratau tik tais, kai šventoji dvasia įėjo į mane ir tai apreiškė. Dar porą banketų nuėjau ir tada viskas palūžau. Dievas pakeitė širdį, verkiau ir verkiu iki šios dienos belia kaip, nes labai jautri širdis pasirodo yra. Jautri Dievo veikimui. Bet aišku, alkoholis, rūkymas ir pornografija, iš karto niekas nedingo ten. Mes pradėjom tarnauti, įkūrėm Jonavoj skyrių, 4 žmonės būdami.
ir prasidėjo veikla Jonavoje ir man buvo į širdį įdėta, kad reikia kažkur judėti, nes darbais tipo turi įrodyti savo tą tikėjimą. Toks supratimas buvo atėjęs. Ir mes važiuodavom į nakvynės namus, šnekėdavom su žmonėm, liudydavom, Dievo žodį skaitydavom. O aš mėgdavau penktadieniais vis tiek. Užkandukai, alus, vynas. Su žmona parodau, kiek ten tiek, dar šalia 3 tiek, kad nematytų. Ir tapau toks buitinis alkoholikas ir gerdavau namuose. Bet kaip ir sakiau, dar nebuvo dingę nei pornografija, niekas. Ir vieną vakarą važiavau pas vyrus į nakvynės namus. Ir aš visada prieš važiuodamas pas juos užsipirdavau alkoholį, nes po to nebeparduodavo. Ir sėdėm ir jie šneka, kad aš pradėjau gerti, ten tas atsitiko, kitas aš pradėjau gerti, ten nužudžiau per girtavimą, kitas aš ten pradėjau gerti, ten sudegė. Ir Dievas, šventoji dvasia man taip apreiškė, kad o ką aš dabar bagažiniai turiu? Irgi alkoholio, irgi grįšiu, irgi eisiu gerti. Ir man tie žmonės, tai, žinote, alkoholikai, jų veidai tokie, jie pažeisti tokie. Ir jie šneka, tau liudija to savo liudijimus, tu sėdi ir galvoji, taigi aš tą patį darau. Ir tada nusprendžiau, kad kitą penktadienį pamėginsiu atsisakyti tos pramogos. Atėjo ketvirtadienis, aišku, seilės bėga, jau žinai, kaip skanu viskas. Ir tuo pačiu atėjo baimė, kad ar aš tikrai galėsiu tą penktadienį. Kažkaip Dievas taip sudėlioja, kad aš ir užmiršau, kad ten reikia nusipirkti, kad reikia kažką daryti, ten kažkur darbuose dirbau, po to bėgau į tos nakvynės namus, pirmyn atgal. Ir taip tas penktadienis praėjo. Ir ačiū Dievui, nuo to penktadienio nei lašo. Jau, nežinau, čia prieš COVID buvo, kada tas COVIDas, net neskaičiuoja, čia 5 metai gal praėjo daugiau. Taip, kad Dievas išlaisvino iš tų dalykų ir išlaisvino ir iš rūkymo, aišku. Aš apie rūkymą daug kam liudiju, nes sakau, ne viskas gyvenime gal turi lengvai vykti. Kitiems Dievas iš karto išgydo kažkokias problemas. Man su rūkymu teko pereiti per didelį skausmą. Turėjau didžiulį inkstų uždegimą. Buvo toks begalinis skausmas, kad 2 paras varčiausi lovai ir pamiršau, kad reikia parūkyti, nes skausmas buvo begalinis. Ir vėl mintis, sakytum, pats sugalvojai, bet aš dabar tikiu, kad tai šventoji dvasia tau įdeda tas mintis, kad kai neprisimenu, tada nerūkau. Kai prisimenu, tada einu rūkyti. Ir su ta mintim aš pradėjau kaip ir dirbti su savim, kad kaip čia pamiršti, kad aš rūkau. O žinot, pavalgai rūkai, kažką darai rūkai, įpročiai visi. Bet po tų 2 parų skausmo kažkaip su Dievo pagalba, aišku, po biškį, pradėjo tos mintis tolti. Ir viskas, ir jau 7 gal metai, nežinau. Vat kaip buvo, taip ir mečiau tą rūkyti. Ir aš kažkada sakau, vat kiti pasakojo, aš išgyjau iš karto, aš išgyjau ten, o aš sakau, o manęs tai iš karto kažkaip nieks neišgydė, bet dabar suprantu, tai gal kas čia ar ne iš karto. Čia aš ir viskas, ir nėra. Su pornografija, aišku, buvo sunkiau. Šito velnio pinklę tai yra labai sunku iš galvos iškrapštyti. Ačiū veikliųjų vyrų bendrijai, kurie tikrai padeda šioj srity. Mes kiekvieną savaitę susirenkam vyrai, kas savaitiniam susirinkime, išsakom savo problemas ir meldžiamės vienas už kitą, prašydami palaikymo išstovėti tose problemose. Kiekvienas turi skirtingas problemas. Viena iš jų, aišku, yra ir tos pornografijos. Tie vaizdiniai, tie išsirėžę visi dalykai smegenyse, jų nėra taip lengva išplauti. Bet kaip ir su rūkymu. Kuo
nelendi ten, nesidomi, nežiūri, blėsta tie visi paveikslai, blėsta tie visi dalykai ir jauti, kad eini į tą laisvę, išsilaisvinimą. Bet be vyro maldų tai neįmanoma, Be Dievo pagalbos tai neįmanoma. Situacijų gyvenime pilna visokiausių, susinervini, supyksti, ten velnias irgi žino, kur tave pakišti, kur kišti. Tai va tiek mano liudijimai ir tikrai ačiū Veikliųjų bendrijai, ačiū Global Forumui visam tikrai, nes aš dar biškai nesuprantu, ant kiek mes čia mažiukai esam, bet ant kiek tai yra galinga organizacija po visą pasaulį. Tikrai. Vardant Dievo Tėvų, Sūnaus ir Šventojo Dvasios. Amen. Iš karto Jonas ateis dabar. Dar kada paplokim Tomui už jo atvirumą, nuoširdumą. Vienas kunigas sako, klausykit, kaip jūs galite tokius dalykus kalbėti viešai per mikrofoną? Sako, pas manęs iš pažinties tokių dalykų nepasakoja žmonės. Dar vieną liudimą išgirsim. Mūsų vieno iš vyrų, iš Vilniaus, pirmo skyriaus, prezidentą Artūrą. Artūrai. Pasiklausykime Artūro liudimą. Paplokim Artūrą. Sveiki visi, mano vardas Artūras, man 61 metai, aš esu iš Vilniaus, teisingai, ir turiu dvi dukras, nuostabią žmoną, ir tai mano yra turtas, kurio aš anksčiau nevertinau, tai aš, kaip Algis tikslino, kiek čia metų bendrijoje, tai esu tikrai 15 metų bendrijoje. Ir Dievas mane surado mano nuodėmėse, būtent prieš 15 metų. Ir tai atsitiko tuo metu, kai aš jau buvau paskendęs savo nuodėmių liūne ir jau tai, į ką aš buvau įnikęs, į tą 100% egoizmą, nes žinote, kodėl vakarų pasaulis taip ginas individualizmą. Nes būdamas individualus, tu gali daryti nuodėmės niekam nematant. Tai gyvenau tą tokį dvigubą, trigubą gyvenimą, vienoks šeimoje, kitoks darbo vietoje, trečioks privačiai, ir atsiranda tada paleistuvystė, atsiranda alkoholis, atsiranda rūpinimasis vien tik savimi, o ne tai, kas tave supa. Ir pasiekiau tokią situaciją, kai jau visą tai jau nebetenkinu ir neteiki, kad to momentinio malonumo, ir jau klausiau savęs, kas su manim darosi, kodėl ir tai neteiki džiaugsmą. Ir būtent tuo metu įvyko pasikeitimai mano šeimos gyvenime, nes mano pirmoji dukra, praėjusi pusės metų parengimą, laukia ateinantį sekmadienį savo pirmosios komunijos. Ir čia mano žmona, ruošdama mane tai šventėje, pasakė, kad kadangi tavo dukra pirmą kartą atliks išpažintį, tai būtų gerai, kad tu kaip tėvas padrasintum ją ir kartu tai atliktum šalia. Aš pasakiau, žinoma taip, tačiau širdyje aš išsigandau ir tikrai vengiau ir visokius planus kūriau, kaip man išvengti tos situacijos, kad man nereikėtų to padaryti. Na ir priartėjus savaitgaliui, ko gero žmona pastebėjo, kad aš nerimauju, ir pasakė, gal ne taip svarbu, kad tu ten išpažintį atliktum, ten bus labai daug žmonių, niekas nepastebės, ar tu atlikai ar ne, bet svarbu, kad tu palydėtum dukrą į tą šventę. Na ir čia aš atsipalaidavau ir galvojau, kad praleisiu dar vieną kartą savo laiką šitoj bažnyčioj, kaip ir anksčiau, kai ten įėjęs aš daugiau žiūrėdavau į laikrodį, o ne į tai, kas čia vyksta aplinkui, nes skaičiavau laiką ir galvojau, kada čia viskas turi pasibaigti. Į visus, kurie tenais yra bažnyčių, žiūrėjau iš aukšto, kai visi klaupėsi, aš nesiklaupiau, kai visi kažką kalbėjo, aš nekalbėjau, maniau, kad visi tie, kas čia yra, toje aplinkoje yra apgailėtini žmonės, kurie negali savim pasirūpinti. Aš su jais nieko bendro nenoriu turėti. Taigi su tokiam nuotaikom atėjau į šitą bažnyčią, na ir čia Dievas mane pagavo. Nes
aišku, buvo Evangelija ir aš išgirdau, kad ta Evangelija apie 10 mergaičių, 5 protingos, 5 paikos, kalba apie mane. Aš buvau viena iš tų mergaičių paikų, kurie neturėjo pakankamai alyvos ir, kai buvo pasakyta, kad joms durys buvo užtrenktos ir jaunikės jų neįleido į puotą, nors jos ir prašė, gerbiamasis, čia mes, aš jūsų nepažįstu. Ir tai buvo pirma žinia man, kad jeigu aš nekeisiu nieko savo gyvenime, kažkur į kažką svarbaus, man durys bus uždarytos. Ir po Evangelijos sekė kunigo komentaras, homilija, kuri buvo apibendrinta tokiais paprastais banaliais žodžiais, kad štai tą laiką mes ruošiame jūsų vaikus pažinti Dievą, tačiau ar jūsų vaikas užaugęs, pilnametis, mylės Dievą ir visus kitus žmonės, priklauso jau nuo jūsų tėvai. Ir čia aš supratau, kad tai kalba vėlgi apie mane. Ir jeigu aš nenusimesiu tos nuodėmių naštos, kuri mane slėgia, tikrai mano pilnametė dukra nei mylės Dievo, nei mylės kitų žmonių. Ir tada jau ne mano prote, bet ko gero mano širdyje užkunkuliavo troškimas, kuo greičiau nusimesti nuodėmių naštą. Ir susiradau jau kitą dieną, turėdamas galimybę išvykti į mažesnį miestelį, bažnyčią, kunigą ir tiesiog neradęs jį namuose, tai yra neradęs bažnyčiai, susiradau namuose ir paprašiau galimybės atlikti išpažintį. Ir kad ko nors nepraleišiu, aš turėjau vaikišką maldinėlę, ten buvo 10 Dievo įsakymų ir aš nedrįsdamas pakelti akių, skaičiau tos įsakymus ir sakiau, kame aš buvau nusidėjęs. Man buvo gėda tai sakyti, tačiau jau buvo spaudimas iš vidaus, kad tai reikia pasakyti. Ir savo nuostabą aš išgirdau, kad Jėzus man atleidžia. Na ir atgalai man reikėjo perskaityti tam tikrą maldą. Aš, aišku, mintinai jos nemokėjau, bet vėlgi iš to vaikiško maldinėlio aš tiesiog ją perskaičiau. Ir tuomet į mano širdį, į mano vidų atėjo Dievo šviesa, Dievo ramybė, Dievo džiaugsmas ir suvokimas, kad mano gyvenimas nepasibaigė čia žemėje, kad tas kirminas, kuris sugrauš mano kūną iki paskutinio centimetro, netarė paskutinio žodžio. Paskutinį žodį dėl manęs tarė mano gelbėtojas Dievas. Ir aš atradau tą ryšį su Dievu, aš atradau tą ryšį su amžinybė. Ir su tokiu supratimu atsirado taip pat troškimas suprasti, kaip ten teisingai dalyvauti mišiuose bažnyčioje, ką ten žmonės sako, kodėl jie klaupiasi, kaip elgesi ir norėjau tame dalyvauti visiškai suprantant, kas čia vyksta. Atsirado taip pat noras skaityti Dievo žodį, atsirado noras klausytis Marijos radiją ir kitas laidas, kurios kalba apie Dievą ir atsirado malda ir ryte ir vakare ir maždaug tokio euforijoje gyvenimas jau bėgo kaip danguje. Tiesiog buvo nuostabu, neįtikėtina, džiaugsminga, tačiau atėjus vakarui, vėl suvedant dienos įvykius, aš pamatydavau, kad šį kartą aš noriu patikti Dievui, tačiau man pačiam nepavyksta. Čia ir čia aš nusidedu ir vėl turiu atsiprašinėti, kad atleisk Dieve, čia nesugebėjau, čia nepavyko. Ir į mėnesio pabaigą jau vėlgi atsirado nerimas, suvokiant, kad anksčiau man nerūpėjo patikti Dievui, o dabar aš noriu patikti Dievui, nes jisai manęs pasigailėjo, bet aš vienas nesugebu. Aš dar nežinojau tos paprastos tiesos, kad vienas krikščionis yra lengvas grobis šėtono. Na ir su tokiamis nerimo mintimis turėjau tokį įvykį, kurio metu aš turėjau progą išgirsti per Marijos radiją pirmą kartą Veiklių žmonių bendrijos laidą. Ir ten mane palėtė netikėtas ir paprastas ir nuoširdus šlovinimas. Taip pat liudijimai vyrų, kurie, kaip čia Tomas minėjo, buvo dar didesnėse nuodėmėse negu aš ir
buvo išgelbėti ir viskas susiklostė sėkmingai su Dievo pagalba jų gyvenimuose. Taigi, išgirdus tos liudijimus atsirado svarbiausias dalykas – atsirado viltis, kad ir man Dievas gali padėti susitvarkyti su savo silpnumais. Ir atsirado troškimas ateiti į šitos bendrijos skyrių po to, kai aš perskaičiau praktiškai per vieną naktį knygą Laimingiausiai žemė žmonės, nes viduje degė suvokimas, nejaugi tie vyrai veiklių žmonių bendrijos, kurie aprašyti šitoj knygeliai, yra tokie patys čia Lietuvoje, Vilniuje. Na ir atėjęs į pirmą susirinkimą, tame Vilniaus pas mus yra Kryžiaus namuose, vaikšto į tuos susirinkimus iki šiol ir maždaug pusę metų laiko aš ateidavau į tuos susirinkimus prašydamas pagalbos ir tikėdamasis pagalbos, tik tai ėmiau, bet nieko nedaviau. Girdėjau, kad tikėjimo broliai eina ten į kalėjimus, į ligoninės, daro banketus viešose vietose, restoranuose, kreipėsi į mane, bet aš maniau savo, kad aš neturiu jokio liudijimo, aš esu nešvarus ir man ten nėra ką veikti, aš negaliu ten patekti. Na ir po kurio laiko, po pusės metų, ko gero šventoji dvasia, nes aš per tą laiką ir sukalbėjau atgailos maldą, man prakalbo tokiais žodžiais, kad tu manai, kad seki Jėzų. Sakau, taip aš seku Jėzų, o Jėzus save dovanojo pasauliui, kad jisai būtų išgelbėtas. Nu taip, taip. O tu ką dovanoji? Aš sakau, nieko. Supratau jį, supratau. Ir po šito pasiaiškinimo, vėlgi ne savo protu, bet savo širdimi, buvau vedamas į tuos tarnavimus, kuriuos siūlė šitą bendriją, šitą organizaciją. Taigi atsirado ta prasmė savo gyvenimo užpildymas tais susitikimais tose vietose, kur Dievas siunčia, tai kalėjimai, ligoninė, vargšų valgykla, na ir vieši renginiai tokiose vietose kaip restoranai, kur ateina žmonės, kurie apeina bažnyčias, bet tikrai gali ateiti į restoranus. Taigi Dievas pakeitė širdį taip, kad šiai dienai mano pagrindinis laisvalaikis yra bendrijos tarnavimai, tai yra šeima, darbas ir bendrijos tarnavimai. Tai ačiū Dievui, kad Jisai pakeitė mano širdį, kad Jisai išlaisvino mane iš mano nuodėmių akmenų, to slėgimo ir pastatė ant to tiesaus kelio, kuris veda mane į tėvo namus. Dėkoju tau, Viešpatie Jėzau, už tavo meilę, už tavo gailestingumą, kad nepaisant nuodėmių sudėtingumo, tu vis tik tai myli mane. Ir myli kiekvieną žmogų, kuris atsigrėžė į tave, kada tu jį pakvieti. Dėkoju tau, Viešpatie. Amen. Nusileido dangus manęs ir tavęs, iš šlovės dėmesį apkabina mane. Aš iš šlovę regiu ir nurimsta širdis. Jėzau, tik tavyje visos audros nurims. Tu dovanojai man gyvenimą. Tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują. Už kiekvieną esantį čia. Gaudamas daryčiau save. Tu dovanojai man gyvenimą. Tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują. Gaudamas
nusileido dangus ir atėjo šviesa ir krūtinės sužygo nauja laisvės diena, kur skausmo nebus ir mirties nebėra. Kas tavo karalius? Jėzus mano karalius, Jis mano uola. Tu dovanojai man gyvenimą, tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, įkaldamas kryžiaus save. Tu dovanojai man gyvenimą, tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, įkaldamas kryžiaus save. Dovanojai man gyvenimą, tu vienintelis viešpatie. Tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, įkaldamas kryžiaus save. Ir dar vieną. Tu dovanojai man gyvenimą, tau, Jėzau, atiduodu savąją. Tu praliejai savo kraują, įkaldamas kryžiaus save. Sena tokia dar tikėjimo žodžio laikų giesmė. Viešpatie, tu esi šviesa, karalius sėdi visose per amžių. Visada šlovina tave ir nusilenkia kiekvienas prieš tave. Didis Dieve, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, dedam savo rankas ir žvilgsnius kreipdami tave. Didis Dieve, esam iš čia, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Tėve, dedam savo rankas ir žvilgsnius kreipdami tave.
prieš tave. Tautos nusileis ir atiduos tau šlovę karaliui. Džiaugiasi tavo teisumu ir žodžiu, šventa tavo tauta. Esantis čia, didis Dievas, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Dievas, keliam savo rankas ir žvilgsniu, kreipdami tada didis Dievas, tau priklauso šlovė, padėka ir garbė. Šventas Dievas, keliam savo rankas ir žvilgsniu, kreipdami tada. Tau priklauso šlovė, padėka, padėka ir garbė. Šventas Dievas, keliam savo rankas ir žvilgsniu, kreipdami ir žvilgsniu, kreipdami tave. Ir žvilgsniu, kreipdami tave. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Reikia rodyti visiems, iš kur ateina. Šiaurės, iš pietų, iš rytų, Paskui mane. vakarų. Dievo štai prabudimas. Dievo štai prabudimas. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Šiandien Kaune Dar kartą drąsiau. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Džiaugsmingas triukšmas. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Kur ateina? Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievo štai prabudimas. Dievo štai prabudimas. Dievo štai prabudimas mūsų šaly. Juk Dievo dvasia.
prabudimas. Dievos tai prabudimas mūsų šalis. Dievos tai prabudimas mūsų šalis. Būk dalis šito. Dievos tai prabudimas mūsų šalis. Iš šiaurės, iš pietų, iš rytų ir vakarų. Dievos tai prabudimas, Dievos tai prabudimas, Dievos tai prabudimas mūsų šalis. Ačiū šlovintojai. Ką tik išgirdom keletas liudimų iš mūsų vietinių vyrų. Šiandien išgirsim dabar šį vakarą, šį vakarą. Šiandien rytas ar vakaras? Šį rytą išgirsim, ką Dievas daro Anglijoje, Londone. Ten gyvenančių žmonių gyvenime. Ir vienas iš jų yra John Watt. Ir fainas, šiltas, mielas žmogus, mylintis viešpatį. Ir Vaitas jo pavardė. Džonas jo vardas. Pasiklausykim jo išpažinties. Paplokim, Džonas. Listen to his confession. Look. Is that okay? Gerai. Oh, thank you. Isn't it wonderful that we worship a living God? Argi nenuostabu, kad mes šloviname gyvąjį Dievą? He's not a fairy story, he's a person. Tai nėra pasaka. He walked this earth, Jis vaikščiojo po šitą žemę and his Holy Spirit is here with us today. ir šventoji dvasia yra čia. That is exciting. Tai jaudina. And when the Holy Spirit comes into your life, Ir kai šventoji dvasia ateina į tavo gyvenimą, he turns you into a new person. tu tapsi naujų žmogumi. Religion is a terrible thing, Religija niekiek nepadeda. but Jesus is everything. Bet Jėzus taip. Religion puts burdens, but Jesus sets you free. Religija uždeda naštas, Jėzus jas nuima. He takes out our heart of stone, Jis išima akmeninės širdis gives us a heart of flesh, ir duoda mėsiškas. and helps us to walk in his ways. Ir padeda vaikščioti jo keliais. He turns me into a new person. Jis pakeitė mane ir padarė naujų žmogumi. I've been a member of this fellowship for a long time, Aš jau esu šitos bendrijos nariu daug metų. and I love the way they all want to share Jesus and his reality. Ir man patinka, kaip jie dalinasi Jėzumi apie jo tikrovę. He's turned me into a new man where I've had this desire to travel and share Jesus. Jis pakeitė mane, padarė naujų žmogumi ir davė troškimą keliauti ir dalintis juo. But I'm a nobody. Bet aš esu niekas. I'm just an IT professional. Aš esu tiesiog informacinių technologijų specialistas. I'm not a priest. Nesu kunigas. I'm not a great businessman. Nesu didis verslininkas. My wife has been very long suffering. Mano žmona ilgai labai kentėjo. I used to travel quite a lot, about 3 times a year, going to Russia. Aš 3 kartus per metus keliaudavau į Rusiją. I saw how God used me in that place. Ir mačiau, kaip Dievas naudojo mane ten, toje šalyje. And it didn't matter how much it cost, I just wanted to go. Man visiškai nebuvo svarbu, kiek tai kainavo, aš norėjau ten vykti. And it turned me into a crazy man. Ir pavertė mane bepročiu. I remember I flew into Siberia in winter. Atsimenu, nuskridau į Sibirą žiemą. That's definitely crazy. Tai tikrai jau kvaila. And I was going to my first meeting in Siberia. Ir vykau į pirmą susitikimą tenai Sibire. I was thinking, I'm crazy. Aš pagalvojau, aš išprotėjau. Why am I doing this? Kodėl tai darau? I should be safe at home in my bed with my wife. Reikėjo likti savo lovoje namie su žmona. And look at this snow. Nobody's going to come to this meeting. Ir pažiūrėk, kiek čia sniego. Niekas neteis į šitą susirinkimą.
And I turned up at this meeting, and there were 40 people there. Aš atėjau į susirinkimą, ten buvo 40 žmonių. I gave my boring testimony, Ir pateikiau savo nuobodų liudijimą. and I asked for people if they want to receive Jesus. Ir paklausiau, ar jie nori priimti Jėzų. And the lady started walking forwards, Ir moteris pradėjo eiti į priekį. and the love of God fell on her, Moteris atėjo į priekį, Dievo meilė nužengė ant jos. and she started crying. Ir jinai pradėjo verkti. And somebody shouted, "She's a communist. Ir kažkas sušuko, jinai komunistė. She's an atheist." Jinai ateistė. I should have said atheist, really. Atheist, yes. Atheist. Ateistė. I said, I don't think she is anymore. I don't think she is anymore. Aš manau, kad jau daugiau nebe ateistė, nei komunistė. And she was an influential person in that part of Russia. Ir toje Rusijos dalyje jinai buvo tikrai įtakingas žmogus. Why should God use me? Kodėl Dievas panaudojo mane? God's got some very strange ways. Žinot, jisai tikrai turi įdomias mintis ir naudoja įdomius žmonės. But it's the Holy Spirit that makes me a Christian. Bet štai šventoji dvasia, kuri padarė mane krikščionimi. His presence with me. Ir yra su manimi. I was brought up in Wales by England. Aš gimiau Velse, Didžiosios Britanijos dalyje. And this was in the 60s. I'm an old man. Tai buvo 1960 metais, aš jau senas žmogus. Everybody used to go to church, Visi eidavo į bažnyčią. but it was just religion. Bet tai buvo tik religija. We moved to England and we went to church occasionally. Ir mes persikrausėm į Angliją, eidavom retkarčiais į bažnyčią. I was confirmed in the Church of England. It's a bit like the Catholic Church. Mane priėmiau konfirmaciją Anglikonų bažnyčioje, panašu kaip į katalikų. I remember my vows. I turned from evil, I turned to Christ. Aš prisimenu savo pažadus, pasakiau, kad aš atsiverčiu, atsigręžiu į Jėzų. But I didn't believe it. Bet aš to netikėjau. I'm not sure if the priest believed it. Nežinau, ar kunigas to tikėjo, He was in the pub getting drunk most evenings. nes daugelį vakarų jisai būdavo girtas. My younger brother, he said he'd been born again. Ir staiga mano jaunesnysis brolis gimė iš naujo. He told me that because he'd received Jesus Christ as his Lord, that he was going to heaven. Jis pasakė, kadangi atidavė savo gyvenimą Jėzui, dabar jis pakeliu į dangų. He told me he was definitely going to heaven. Jis pasakė, kad jis tai nebejotinai eina į dangų. And he told me I was going to hell. Ir sakė, kad aš einu į pragarą. That really irritated me. Tai tikrai mane sunervino. I thought, how can somebody be so sure that they're going to heaven? Aš pagalvojau, kaip jis gali būti toks įsitikinęs, kad jis eina į dangų. I made fun of these young people, Ir aš ėmiau šaipytis iš tų jaunuolių. but I went to some of their meetings. Bet nuėjau į keletą jų susirinkimų. And one day I was in a prayer meeting and the Holy Spirit came in. Ir kartą buvau jų maldos susirinkime ir šventoji dvasia nužengė ant manęs. I knew that Jesus is alive. Ir staiga suvokiau, kad Jėzus yra gyvas. I didn't expect it. Aš to nesitikėjau. The Bible says where 2 or 3 are gathered in my name, there I am with them. Bet Biblija sako, kad ar 3 yra susirinkę mano vardu, aš ten esu jų tarpe. And I was shocked. Aš buvau šokiruotas. I was thinking about this a few weeks later. Po kelių savaičių galvojau apie tai. And I thought, I believe that Jesus is real. Aš pagalvojau, tikrai tikiu Jėzumi. I need to change my life. Jeigu tikrai tikiu Jėzumi, man reikia pakeisti savo gyvenimą. And I'm always embarrassed about this part of my testimony. Ir, žinot, visada nesusipatoginu, kada But it's true. kalbu šitą savo liudijimo dalį. I was chasing the girls. I was 18. Man 18 buvo, aš paskui sijonus bėgiojau. Hormones. Hormonai, žinote. And I thought, well, I must try and follow Jesus. I said to him, I will try and follow you. Ir aš galvoju, man reikia sekti paskui. Aš pasakiau Jėzui, žinai, aš pabandysiu sekti paskui tave. I will try and give up the girls. Bandysiu mesti tas merginas. This is not possible, Bet tai neįmanoma. but I will try. Bet aš pabandysiu. And you know, a promise popped into my heart. Ir staiga mano širdie gimė pažadas. He said, I'm going to give you a wife. Ir staiga atėjo pažadas, aš tau duosiu žmoną. 2 weeks later, I was passing a bus stop.
Aš po 2 savaičių praeidinėjau autobuso sustojimą. There were some friends there, and they introduced me to a young girl. Ir ten buvo keletas mano draugų ir jie supažindino mane su viena mergina. I was actually on my way to chase after another girl. Ir iš tikrųjų aš jau ketinau lakstyti paskui kitą merginą. So my vow didn't last very long. Tad mano, žinote, tos vertybės nelabai ilgai truko. But I was introduced to this young girl, and I was captivated. Bet mane pristatė tą jaunai merginai ir mane jinai pavergė. And a group of us went back to her university room that night. Ir mes buvom ten universiteto kažkokio tai greičiausia kambarį tą vakarą. And when they opened the door, Ir kai atidarė I duris, saw a Christian poster on the wall. aš pamačiau ten krikščionišką plakatą. And it said, I am the resurrection and the life. Ir ten buvo parašyta, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. I knew what I felt about this girl. I knew she was a believer in Jesus Christ. Aš žinau, kad ta mergina tikrai tiki Jėzumi. So the next day I asked her to marry me. Tad kitą dieną pasipiršau jai. I was 18 and she was 19. Ir man buvo 18, 19. Her parents weren't very happy. Tėvai jos nelabai džiaugiasi. But I must admit, today, Bet šiandien it is our 40... Oh, yes. I must get this right. It's our 44th wedding anniversary. Today? Šiandieną tai mūsų 44 vestuvių metinės. You know, God has blessed my life, has blessed my family. Dievas palaimino mano gyvenimą, mano šeimą, My children follow Jesus Christ. mano vaikai seka paskui Jėzų. And I see that happening in my grandchildren now. Ir matau, kad tas pats vyksta su mano anūkais. I could tell you so many stories that I don't have time. Daug galėčiau papasakoti pasakojimų, bet neturiu laiko. But I was still, even at this point, I still didn't have that certainty of going to heaven. Bet net tą akimirką aš neturėjau užtikrintumo, kad esu pakeliu į dangų. It says, if you confess Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, then you are saved. Aš girdėjau, kad žmonės Biblijoje parašyta, kad jeigu išpažinai Jėzų viešpačiu ir tikės savo širdyje, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, tu esi pakeliu į dangų. I did confess Jesus as Lord. Aš tikrai išpažinau Jėzų savo viešpačiu. I did believe in my heart, Aš tikėjau savo širdyje, but I didn't really fully believe that I was a child of his. bet aš ne visai tikėjau, kad esu jo vaikas. And some nutty friends asked me to a meeting where a top scientist was speaking. Ir vienas iš draugų pakvietė į susitikimą, kur kalbėjo vienas labai įžymus mokslininkas. And he gave a simple story how he received Jesus. Ir jis pateikė labai paprastą pasakojimą istoriją, kaip jis atidavė savo gyvenimą Jėzui. And at the end of this meeting, he said, if you want to receive Jesus, raise your hand. Ir jis pabaigoje savo pasakojimą jis pasakė, jeigu nori atiduoti savo gyvenimą Jėzui, pakelk ranką. And I thought, yes, I am a believer. Aš pasakiau, aš tikintysis. This isn't relevant. Tai man neaktualu. But then he said, if you want a closer walk with Jesus, raise your hand. Ir tada jis pasakė, jeigu tu nori artimai gyventi su Jėzumi, pakelk savo ranką. Well, I'm British and I don't show emotion. Žinot, aš esu britas, nesu labai emocingas žmogus. I'm not going to show what's going on in my heart. Neparodysiu, kas vyksta mano širdyje. But I thought, I really like that. Bet aš pagalvojau, tikrai to norėčiau. And then I thought, why not? Ir tada pagalvojau, o kodėl ne? So I did. Tada aš pakėliau ranką. He didn't see me, Jis galėjo mane pamatyti. but God saw my heart. Dievas pamatė mano širdį. And they started singing a worship song. Jie pradėjo giedoti giesmę And suddenly the love of God enveloped me. ir staiga mane apgaubė Dievo meilė. I cried. Aš pravirkau. That acceptance, that love of God. Ta meilė, kuria buvo tas, kad Dievas mane priima. That was in 1982. Tai buvo 1982 metais. And that sense of his love for me has never left me. Ir nuo to laiko tas jausmas, kad Dievas mane myli, niekada manęs neapleido.
Traditionally, John, the disciple John, was the most loved disciple, they say. Žinote, mes žinome iš Biblijos, kad Jonas buvo iš tikrųjų mylimiausias Jėzaus mokinys. My name is John. Mano vardas Jonas. I'm his most loved disciple. Aš esu labiausiai mylimas jo mokinys. You see, the most special thing, if you've never received Jesus, Ir jeigu tu niekada netidavai savo gyvenimo Jėzui, it's not a maybe. tai nėra galbūt, Not a maybe, will I go to heaven? ar aš einu į dangų, Will I do the right things? Will I get there? ne, ar aš darau teisingus dalykus. Will God accept me? Kai Dievas mane priima, The only basis he accepts you is that he died for you. svarbiausias dalykas yra tai, kad jisai numirė už tave. God so loved you that he gave Jesus to die for you. Dievas taip pamilo tave, kad įdavė Jėzų, kad numirtų už tave. Isn't that amazing thought out of all the millions of people? Tai pritrinkite mintį už visus tos milijonus žmonių. That God loves you. Tarp visų tų milijonų žmonių Dievas asmeniškai myli tave. None of us are perfect. Nei vienas mūsų nesame tobulas. We're all sinners. Visi esame nusidėjėliai. But when the Holy Spirit comes into our life, Bet kai šventoji dvasia ateina į mūsų gyvenimą, he turns us into new people. jis paverčia mus naujais žmonėmis. Don't you want to be a new person? Argi tu nenorite tapti naujų žmogumi? You know, it is a simple thing to do. Ir tai padaryti labai paprasta. God gave everything for you, Dievas jau davė viską tau. and he will receive you. Ir jisai priims tave. The only thing is you have to admit that you are a sinner. Vienintelis dalykas, kuris iš tavęs prašomas, tau reikia pripažinti, kad tu esi nusidėjėlis. Some people don't think they're sinners, Kai kurie žmonės negalvoja esą but nusidėjėliai. in our hearts we rebel against God. Bet savo širdyje tu sukilai prieš Dievą. But we need to admit that we're sinners. Tad mums reikia pripažinti, kad esame nusidėjėliai. But then the thing is that you have to believe that Jesus died and took your sin. Bet taip pat turi tikėti, kad Jėzus numirė ir pasiėmė tavo nuodėmes. I can't make you believe that, but the Holy Spirit can put faith in your heart. Aš negaliu priversti tavęs patikėti, bet šventoji dvasia gali įdėti į tavo širdį tikėjimą. But you know, the devil believes in Jesus. Žinok, net velnias tiki Jėzumi, So that's even not enough. bet to neužtenka. The last bit is to say, Jesus, come into my life. Paskutinis dalis, tu turi pasakyti, Jėzau, įeik į mano gyvenimą. Fill me with your spirit. Pripildyk mane savo šventosios dvasios. Help me to walk in your ways. Padėk man vaikščioti tavo keliais. That verse from the Old Testament, he will take out your heart of stone and give you a heart of flesh. Ir Senajame testamente yra rašto vieta, kad jis išims iš mūsų vidaus akmeninę širdį ir jis mėsišką minkštą širdį. Maybe you've come here amongst these strange people Galbūt tu čia sėdi tarp šitų keistų žmonių. and you say, will God receive me? Ir tu galvoji, ar Dievas mane priims? He's already received you. Jis jau priėmė tave. You just have to accept that gift Dabar tau te reikia priimti tą dovaną. by faith that Jesus Christ died for you. Tikėdamas per tikėjimą, kad Jėzus numirė už tavo nuodėmes. We like to say a little prayer, Mes norėtume trumpai paprastai pasimelsti and it helps to speak it out. ir padėti tau įsakyti, įgarsinti savo tikėjimą. And that's those 3 steps, the 3 steps I've explained. Aš paaiškinsiu, tame yra 3 žingsniai. Lord God, maybe you pray this with me out loud. Gerai, garsiai pasimelskim, paskui mane pakartokite. Lord God, I know that I'm a sinner. Viešpatie Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjėlis. Visi garsiai pakartokite. Viešpatie Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjėlis. But I want to turn away from all that I know to be wrong. Bet aš noriu nusigręžti nuo viso blogio, kurį žinau. Jesus, I believe that you died for me. Jėzau, aš tikiu, kad tu numirėjai už mane. And I ask you, Jesus,
come into my life. Ir aš prašau Jėzau, įeik į mano gyvenimą. Turn me into a new person. Padaryk mane nauju žmogumi. Fill me with your spirit. Pripildyk mane savo dvasios. And help me to follow you all the days of my life. Ir padėk man sekti tavimi visą savo gyvenimą. Amen. Amen. That's a powerful prayer. Tai galinga malda. If you've prayed that for the first time in your life, Jeigu tu pirmą kartą meldėsi šitą maldą and you've really meant it, ir tikrai turi omeny, ką tu sakėjai, I want you just to raise your hand. aš noriu, kad tu pakeltum ranką. Thank you. Ačiū. Thank you. Ačiū. You know, it doesn't matter that Visai I see you. nesvarbu, kad aš matau jūs. God sees you. Svarbiausia, Dievas jūs mato. But, you know, to confess him is a powerful thing. Bet iš tikrųjų išpažinti nuodėmes yra galingas dalykas. To acknowledge him before men Išpažinti jį žmonių akivaizdoje. releases something. Tai atpalaiduoja kažką. I can't explain it. Negaliu to paaiškinti. A simple thing like that, raising your hand. Paprastas toks dalykas, tu pakeli ranką, But if your heart is racing bet jeigu tu pakeli ir savo širdį. and you thought, I don't want to do this, but I want to, Ir jeigu tu sakai savo širdį, nenoriu, bet padarysiu. just raise your hand. Tiesiog pakelk vis tiek ranką. Thank you. Ačiū. And, you know, if we said, who wants a closer walk with God? Žinot, aš sakiau, kad kada mane pagavo, jie pasakė, kas nori arčiau gyventi su Dievu. I think we would all raise our hands. Mes tai galvoju, visi pakeltume rankas. Yes. You know, so if you've never experienced the Holy Spirit, Jeigu tu niekada nepatyrei šventosios dvasios, there's guys here who would love to pray with you. šitie žmonės, kurie yra čia, norėtų tikrai pasimelsti su tavim. The Holy Spirit is so real. Šventoji dvasia yra tokia reali. I mistrust feelings, Aš nepasitikiu jausmais. but you know, he is a very feely, very experiential. Bet jinai labai patiriama. If you've never known the love of God really touch your life, Jeigu tu niekada nepatyri, kad Dievo meilė paliestų tavo gyvenimą, come and be prayed for. ateik čia į priekį ir už tave pasimels. And those people who raise their hands to receive Jesus, introduce yourself. Ir taip pat tie, kurie žmonės atidavė savo gyvenimus Jėzui, pakėlė rankas, ateikite į priekį taip pat. It, Ateikite drąsiai, ateikite, nesidrovėkite. Visi, kurie kartojate atgailos maldą ir pakėlėt ranką, atsistokite, ateikite į priekį, mes norim už jūs pasimelst, paprašyti Dievo palaimos jums. Tai yra pradžia visiškai naujo gyvenimo. Pradžia visiškai, ne finišas, bet startas visiškai naujo gyvenimo. Ir taip pat, kurie norit arčiau būti su Jėzumi. Esat krikščionis, bet norit būti arčiau, kaip Džonas sakė. Džonas dabar prieis prie jūsų ir melsis už jūsų. Taip pat kviečiu bendrijos vyrus, also brothers from full gospel countries, also come and pray, ministry now to people. Kas norit, kaip minėjau, kažkas turi problemų su širdim, turi problemų su koja, su pirštais. Eikite į priekį. Taip pat, kas norit, nesat pakrikšta šventąją dvasia. Aš jaučiu kažkieno, tai lyg tai dešinis žandas, kažkas žande. Tiesiog, o tas skruostas, aplink skruostą kažkas, gal ten išbėrimas kažkoks. Ar tiesiog esate susilaužę esate tą vietą, nežinau. Taip pat priklausomybės alkoholiui, rūkimui, pornografijai, narkotikams. Tiesiog ateikit, kad viešpas apvalytų jūs. Taip pat kas galit paversti į anglų kalbą, jaunimas.
svečiai iš Olandijos, Norvegijos, Airijos, kurie supranta anglų kalbą, prieikit prie mūsų svečių iš užsienio ir paverskit jiems, gerai? Kam reikės vertimo? Keila la mana rabis, ora bashira rabis, rabis. Keila la mana rabis, rabis, ora masara. Žinantis anglų kalbą, prieikit prie mūsų užsieniečių, prie juodaodžių, kad jie galėtų tiesiog komunikuoti su Alleluja. Šeimos problemose. Aš mačiau akyse, kai kurių akyse tiesiog užgesusi šviesa. Liktai akis atmertus, o ten viduje nėra šviesos. Jeigu tai tu, ateik irgi priekį, prisijung prie čia esančių žmonių. Taip pat vyrai, drąsinu jūs prisijungti, jeigu jūs tikit Jėzumi. Bet nežinot, kuo pasitarnau Dievo karalystėje, apart to, kad sekmadienį nueiti į bažnyčią. Norėtumėt, nemato save nei pamokslininkų, nei kunigų, nei pastorių, dėl to, kad esate statybininkas, ar ūkininkas, ar verslininkas. Tiesiog prisijung prie šito vyrų bendrijose. Ir Dievas naudos tave.
kažkieno taip pat kojos kulnis, kažkas su kulnim yra. Kieno tas kulnis? Tada prie manęs ateikit. You in my life. I'm so glad you came to save us. Viešpatie, aš garbinu. Man patinka jam giedoti. Jis mus atėjo išvaduoti. Tu atėjai iš dangaus, parodei kelią ir ant kryžiaus
Viešas į kapą, o išėjo į dangų. Viešpatį aš garbinu. You came from heaven to earth. You showed the way from the earth to the cross. My debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oficialiai mūsų susirinkimas kaip ir pasibaigė. Alleluja. Alleluja. Viešpatauji per amžius. Alleluja. Alleluja. Viešpatauji